Na gerai, sakysite vyrams lengviau, o dar jauniems. O ką daryti moteriams, kurioms gerokai virš 35, o dar ir skausmų, ne vienas ir ne du yra? Gal jums atsakys Laima? Nei sportui, nei mokslui amžiaus cenzo nėra. Sulaukus 50 pasiekiau magistrą, gavau diplomą antrą, pabaigiau studijas. Pabaigus studijas liko laisvo laiko, tada atėjau į klubą. Ir ar 50, ar 55, nei sportuot, manau, nei mokytis nevėlu. Kuo anksčiau pradėsit, tuo daugiau džiaugsitės. Vėliau apie sportą ir sporto klubus susimąsčiau sulaukus 50. Atsidūriau atsitiktinai draugės pagalba. Pradėjom lankyti Aušros gatvėj sportininkų reabilitacijos centre treniruotės. 1,5 metų pralankius klubą. Tiksliau, išėjus treneriai į vaiko auginimo atostogas, susimąsčiau, kur pradėti sportuoti toliau. Darbe iš kolegės sužinojau, kad yra galimybė barteriu pradėti sportuoti klube Geležiniai žmonės, nes į mūsų įmonę bendradarbiavo su tuo klubu. Taip atsidūriau jau kultūrizmo ir fitneso klube Geležiniai žmonės. Šiuo metu tam klube jau sportuoju 3 metai. Atvedė į sportą sėdimas darbas ir kažkokią stuburo traumą, kai nustatė tam reabilitacijos centre, kad neišvystyti stuburo raumenys ir maždaug patarė juos vystyti. Tai sportas nuo to ir prasidėjo, raumenų vystymo. Po to, kaip ir patiko, vystyti raumenis, o apart raumenų vystymo atsirado poreikis sportuoti, nes po darbo, sėdimo darbo dienos ateiti į klubą 1,5 valandos, kaip ir pasirodė visai malonus reikalas. Dar vienas pliusas sporto buvo tame, kad vis dėlto buvau prijaučianti rūkalę. Rūkalės stažas buvo apie 30 metų. Jaučiausi gerai rūkydama, bet geriau jaučiuosi nerūkydama. Anksčiau prieš sportą negalėjau eiti 5 kilometrų, nes tiesiog kojos neatlaikydavo arba stuburas kojų, arba atvirkščiai. Paskutinis maršrutas pajūriu per smėlį iš Nidos nueita iki Prieilos ir grįžta atgal tuo pačiu pajūriu. Tai manau, kad rezultatas šioks toks vis dėlto yra sporte. Po darbo dienos jaučiuosi jau kaip ir poreikį prigulti ant sofkutės su knyga. Bet grafikas toks, kad 3 kartus, kaip ir į darbą, privalau nuvažiuoti į klubą. Tai ir važiuoju. Pasibaigus treniruotei, kaip ir galėčiau į šokių klubą dar pratęsimą padaryti. Bet kadangi esu ištekėjus, turinti vaikų, tai važiuoju į šeimos židinį. Kurstau su energija jau. Jaučiuosi lygiai taip pat, kaip jaučiausi 25-30 metų. Nesvarbu, kad man dabar jau virš 55. Skirtumas gal 3 raukšlėse papildomose veide, bet kitur nelabai jaučiu skirtumo.
Šią temą pratęsime ir kitose laidose. Parodysime ir kitų įkvepiančių pavyzdžių. Noriu paprašyti klubų trenerių. Jeigu pas jūs sporto klube sportuoja žmogus, kuris jau buvo save nurašęs, jam beliko susiruošti tik į paskutinę kelionę, bet jisai kažkokiu būdu rado kelią į sporto klubą ir dabar jaučiasi 10 ar daugiau metų atjaunėjęs, skambinkite, sakykite, atvažiuosim, nufilmuosim. Neleiskime lietuviams išmirti kaip dinozaurams. Skyrelėje nepjau grybo pakraumenys teisingai, šiandien Saulius Misevičius papasakos, į ką reikia atkreipti dėmesį susiruošus sportuoti treniruoklių salėje. Dauguma salių lankytojų tiesiog nekreipia dėmesį į savo aprangą arba per daug kreipia į ją. Tai yra, vieni ateina į salę pasipuošę kaip povai, lyg tai baitų ant podiumo pademonstruoti, kiek kainuoja jų apranga, kiti priešingai įsispyrė į šlepetės, atėjo į salę, lyg tai ėjo išnešti šiukšlės į konteinerį. O dar kiti tiesiog kaip žiemos nematė. Tie, kurie ateina į sales per daug įsipuošę arba nori pademonstruoti savo seksualumo lygį, rimtose klubuose greičiausiai nebus suprasti, nes tai trikdo ne tik tai kitų aplinkinių dėmesį, bet ir paprastai tokie rūbai yra nepatogus. Ir ar jūs žinote, kad apranga gali lemti nuo 10 net iki 80% jūsų treniruočių kokybės? Šiaip ekonomikos nuosmukio laiku yra sudėtinga salėje palaikyti temperatūrą, kuri reikalauja higienos normas. Taigi jūs, eidami į salę, turėtumėt tiesiog pasirūpinti savo aprangos lygių pagal esamą temperatūrą. Jeigu jūsų nekankina viršsvoris ir jūs tiesiog siekite patobulinti savo kūno linijas, tai jums geriausiai tiktų medvilninė apranga, kuri puikiai sugeria drėgmę ir leidžia kūnui kvėpuoti. Be abejonės, kad jūs turėtumėte tą aprangą priderinti prie sezono. Tai yra vasarą mankštinti su marškinėliais trumpomis rankomis, šortukais, o žiemą be abejonės, kad turėtų būti jūsų marškinėliai ilgomis rankomis ir ilgos kelnės. O būtent keliai ir alkūnės yra jautriausi peršalimui. Taigi jų skausmas gali būti priežastis netinkamos aprangos. O tie, kurie per storai apsirengia, jūs dažniausiai salėje stipriai prakaituojate, o jum, beieškant naujo įrankio ar užkalbinus draugui, jūsų šlapi drabužiai gali būti priežastimi taip pat peršalimo arba galimų netgi ir traumų. O jeigu bandote atsikratyti viršsvorio, taigi po jėgos treniruotės apsirenkite šilčiau, lipkite ant kardio treniruoklio ir prakaituokite į sveikatą. Tokiu būdu čia pauzių jūs tikrai neturėsite, o po prakaito procedūrų jūs tiesiai skubėkite į dušo kabiną, nusiprauskite ir po to lėtai atvėskite. O avalynė turėtų būti minkštų padų, kad jūs galėtumėte laisvai judėti salėje. Taip pat neturėtų būti suveržta koja, nes ilgą laiką prilaikant būtent sportbačiams jūsų pėdą, tą savybę praranda raumenys ir raiščiai. Ir be abejonės tai vėlgi gali būti pasekmė visiškai kitoje vietoje gaunant traumą. O elastinius raiščius ir kitokius įtvarus keliams, raiščiams, riešui reikėtų naudoti tik tada, kada jūs keliate ypatingai sunkų svorį. Tai yra, pratimą atliekate 3-5 kartus. Natūralistai, kurie mėgsta sportuoti basomis arba įsispyrę į baseino ar namų šlepetės, rizikuojate susižeisti nuslydus kojai nuo treniruoklio arba įspyrus į kitą salės įrangą. O ir pasirodo, kad basos svetimos be pedikiūro kojos dailiosios lyties atstovams kelia šiurpą. Nors klubo įranga apmušta dirbtinė oda ir negeria prakaito, tačiau vis tik tai, jeigu jūs stipriai prakaituojate ir jums nesvetimas yra higienos jausmas, atsineškite savo rankšluostį ir pasitieskite ant įrangos. O tiems, kurie tiesiog turi stiprų specifinį kvapą, reikėtų apsilankyti pas odos gydytoją arba dažniau praustis, nes užsidirbsite klubą Šeškų vardą. Tamsa pasitraukia ir paukštis pakyla. Respublika įveikia tylą. Užtel